Tu tik nemeluok daug. Aš tikrai meluosiu. Sveiki visi prisijungę eilinį kartą į mūsų podcastą pavadinimu Keisti žmonės. Kodėl taip vadinasi? Nes žmonės yra keisti. Išskyrus mūsų, nors aišku ir mes labai keisti. Ir visi jūs keisti, žodžiu, visi žmonės mes esam keisti. Ir šiame podcaste aš, Andrius ir Eglė mes analizuojam įvairias situacijas, kas susijęs su žmonėms, su santykiais. Daug analizuojam, kalbam apie poras, apie porų santykius. Ir šiandien turim žiauriai įdomią temą. Apie melą. Apie melą. Žinokit, kol ruošėmės šitai temai, mes patys paskendom giliuose diskusijose. Nes turbūt melo tema yra aktuali absoliučiai visiems, o ypač jeigu kalbant apie santykius, kalbant apie poras, tai būkim realistai, melas turbūt yra 100% pagrindinė priežastis, dėl ko visos poros pykstasi, 100% pagrindinė priežastis, dėl ko nesutarė ir turbūt dėl ko dažniausiai skiriasi. Ir visgi aš manau, kad beveik visi žmonės meluoja. Vienu ar kitu atveju, stipriau, silpniau, reikšmingiau, nereikšmingiau, kada reikia, kada nereikia, bet bent jau pamelavę po 1-3 kartus yra beveik visi. Turbūt gal išskyrus mane. Gal visi, sakykime. Išskyrus mane, aš gal daugiau. Tai šiandien iš tikrųjų mes norim panalizuoti temą melas santykiuose, melas poroje. Ar meluoti visada yra blogai ir ar visada reikia sakyti tiesą vienas kitam. Nes iš tikrųjų mes turbūt turim tokį įsivaizdavimą ir tokį supratimą ir tokį norą, kad santykiuose, poroje, šeimoje visi vieni kitiems turi sakyti tik teisybę. Čia teorija tokia yra. Taip, yra tokia teorija, atrodytų, visi turi būti tokie tiesūs, teisūs ir sakyti viską kaip yra. Bet pripažinkim, tai yra sunku ir visada išlikti tiesą sakančiam yra didelis iššūkis, nes visų pirma tiesa yra subjektyvi, visų antra ne visi tavo subjektyvę tiesą gali suprasti kaip tiesą ir vis tiek tu dėl to turėsi pakovoti. Ir visų trečia, ne visi mes turbūt esam tokie saugus apie tai kalbėti, apie savo visas tiesas ir apie savo gyvenimą ir viską, kas yra apie mus. Tai aš galvoju, pačioj pradžioj, kadangi mes jau čia taip jau susiklostė turbūt kelintą kartą, kad pasiskirstom vaidmenimis, tu atstovauji moteris, aš atstovauju vyrus, ypač kada eina kalba apie santykius. Tai galvoju, pradėkim turbūt nuo paprastos diskusijos ir nuo paprasto pasidalinimo. Santykiuose. Vis tiek mes kalbam daugiau apie santykius. Taip. Gerai, santykiuose. Bet Eglė. Aš. Gerbiamoji Eglė. Moterų atstovė. Taip. Mes praeitą sykį, praeitam podcast'e jau kalbėjom daug apie vyrų ir moterų skirtumus ir kalbėjom apie neištikimybę, kas yra milžiniška dalis melo, ir turbūt daugelis išgirdę žodį melas visų pirma asocijuoja su neištikimybė. Bet šiandien panalizuokim melą plačiau ir mes jau praeitą sykį kalbėjom, kad vyrai daug šneka, kad vyrai ir turbūt gal ir pameluot linkę ar kažkokie tokie mažiau sąžiningi. Bet visgi man toks kirba, reiškia, nežinau, ar čia nuomonė, ar toks jausmas kažkur, kad moteris nėra jau tokios nemelagės. Ne, moteris nėra nemelagės, tikrai. Moteris šiaip gan advanced. Aš manau, gal net kartais daugelis vyrų turėtų pasimokinti, kaip reikia. Aš manau, čia gal galima kursiukus kokius pravesti. Jo, bet gerai, bet žiūrėkit, pradėkim tada gal nuo paprasto klausimo, ne? Kokiose situacijose, kada tavo manymų iš tavo patirties, iš tavo asmeninės patirties arba iš patirties dirbant, konsultuojant klientės, iš draugių patirties, bendraujant su draugiam, kada moteris, kokiose situacijose dažniausiai, daugiausiai meluoja santykiuose? Tai dažniausias melas turbūt visi mes apie tai žinom, kai, tarkim, apie tai, kiek kas kainavo. Aš tik atsiprašau, mes iškart neištikimybę praleidžiam. Ne, tai mes jau praeitą kartą išsiaiškinom, kad bet ne visi žiūri, ne visi žiūrėjo. Ai, tai galit pasižiūrėti, praeitam video mes išvedėm statistiką, kur nusprendėm vienpusiškai, kad vyrai yra neištikimi labiau negu moterys. Tikrai. O tai dėl to aš dabar praleidžiu neištikimybę.
Bet šiaip viskas prasideda taigi nuo smulkių melų. Tai vienas turbūt dažniausių melų, ką moteris daro ir kur yra labai gabios. Tai tie smulkus melai, pavyzdžiui, kiek aš išleidau, aišku, tikrai yra tų moterų, kurios jaučiasi pakankamai savim užtikrintos ir pasako ten visas sumas laisvai. Čia gal turbūt vėl dar priklauso šitas melas nuo to, reiškia, priklauso nuo to, kaip finansai cirkuliuoja santykiuose. Taip, kas ką išlaiko, kas daugiau į šeimos biudžetą įneša pinigų. Kiek lygiaverčiai yra. Kiek lygiaverčiai abudu santykiuose yra, kuris labiau dominuojantis, sakykime taip, nes būna tokių šeimų, taigi, kad moteris labiau dominuojanti negu vyras, ar ne? Bet, žodžiu, čia yra toksai vienas iš dažniausių melų, tokie, netgi sakyčiau, nekalti meliukai. Maždaug kiek kainavo batai, keli šimtai, kiek tas keli? 8,99. Jo, arba taip, maždaug ten kelis šimtelius nubraukė, kelis nuliukas nubraukė nuo... Čia ta vieta, kai žodis keletą įgauna labai plačią reikšmę. Taip. Keletą šimtų gali būti ir 9. Taip. Tai va, tai čia toksai dažnas yra. O šiaip tai kiti melai, jeigu kalbant apie rimtesnius melus, tai dažniau būna tais atvejais, kai yra kažkoks nesaugumo jausmas, kai žino, kad gali... Gerai, bet koks tai melas, pavyzdžiui? Nežinau, tarkim, kaip pavyzdys, ar ne... Gerai, mes galim grįžti prie tų pačių, nežinau, neištikimybių kažkokių, tai ar ne temos. Tai arba, čia buvo kažkas komentarė rašė, kad neištikimybė jau yra, kai žmogus susirašinėja, flirtuoja ar dar kažką. Moteris yra, jeigu moteris pasitikinti savim, jinai tikrai linkus daugiau flirtuoti negu netgi vyrai, ne? Tai tam, kad neįskaudinti, neįžeisti savo partnerio, tam, kad nesukelti kažkokių tai dviprasmybių ar kažkokių tai konfliktų tarpusavyje, tai jeigu kaip pavyzdys, ar ne, moteris išeina tūsint su draugiam, pavyzdžiui, ne, viena. Pagal istoriją visos su draugiam pašoko ir grįžo, išgėrė po porą kokteilių ir viskas. Kiek aš žinau iš istorijų paprastai būna. O iš tikrųjų juk būna visaip, nes jeigu yra vienos moteris kompanijoje arba yra viena moteris, tai vis tiek atsiras kažkas, kas kalbins, kas rodys dėmesį, kas bandys prieiti. Tai ne visada juk būna taip, būkim mes sąžiningi, ne, ir atviri šičia. Ne visada tai būna, kad tu visus pasiunti ant 3 raidžių ir kartais norisi tiesiog for fun pašnekėti, persimest keliais žodžiais, tą nekaltą flirtą panaudoti. Ir tai yra atsipalaidavimo dalis dažnu atveju. Tikrai labai daug moterų tą daro. Ir tam, kad išvengti paskui kažkokių tai dviprasmybių, kad išvengti kažkokių konfliktų namuose, kad nesukelti kažkokio nepasitikėjimo savo partneriui ar vyrui, tai tokių dalykų tiesiog nesako. Žodžiu, šventas melas. Šventas melas. Moteris meluoja tik šventai. Aš iš tikrųjų vyro vardu norėčiau išreikšti didelį dėkingumą už šį melą. Taip, prašom. Jūs tikrai turėtumėte. Sutaupė mums krūvas nervo ląstelio. Bet yra dar kita kategorija melų, ką moteris irgi daro. Būna tie sudėtingi melai. Pavyzdžiui, tos paslaptis, ir netgi čia negaliu dėti kabučių, nes iš tikrųjų būna rimtos labai paslaptis, kurias moteris būna nešasi visą savo gyvenimą. Ir tos paslaptis yra apie... Tarkim, kažkas įvyko, kažkas... Apie negatyvias patirtis kalbėjai. Ar negatyvios patirtis, ar kažkas susijęs su vaikais, ar kažkas buvo susijęs su vyru, ar kažkoks rimtas dalykas. Kaip pavyzdys, ar ne? Tikrai yra tokių moterų, kurios, čia gal irgi verta atskiros temos, žiauriai nuskambės, bet pačios suplanuoja savo gyvenimą. Tarkim, išsirenka partnerį ir jos turi kažkokį tai planą, kaip jų santykis turi atrodyti, kaip jų šeima turi atrodyti. Okay. Ir tarkim, būna, esu tikrai girdėjus tokių istorijų.
suplanuoja, kad šitą vyrą suvystys ir dėl ko suvystys, tai yra tos moters paslaptis. Nu, suvystys čia taip žiauriai nuskambėjo. Skamba labai jau, taip tokios intrigos. Bet yra iš tikrųjų. Kaip čia kaip iš filmų. Taip, bet tos melodramas, aš to galiu sakyti, ne iš piršto laužtas dažniausiai būna. Įdomu, čia aš reikės atskiros temos šitų klausimų. Tai va, suplanuoja visą santykį, suplanuoja savo visą gyvenimą, suplanuoja, kaip viskas atrodo, suplanuoja vaikus arba suplanuoja nėštumą. Ir būna tikrai ir gan neretai, kad vyras apie moters planus net nežino. Vyras jaučiasi laimingai įsimylėjęs. Taip, ir jaučiasi netgi dažnu atveju kontroliuojantis padėtį ir netgi kaip čia vedantysis, bet toli gražu taip nėra. Bet ar čia melas? Nu, kaip iš kurios pusės pasižiūrės? Jo, bet šiaip įdomi tema, šiaip įdomus klausimas. Okay. O jeigu, sakykime, kalba eina vėl, jeigu plačiau analizuojant melą, sakykime, kažkokių nesidalinimas negatyviom patirtim. Aš žinau, moteris dažnai mėgsta nesidalinti negatyviom patirtim. Apie kokias negatyves tu kalbi? Na, aš turiu menį, žinau, smurtiniam patirtim, negatyviom, nutinka kažkas tada, ar užpuolė, ar kažkas nutiko. Išprievartavimai, va tie patys. Aš žinau, kad labai dažnai moteris laiko tai irgi. Ir nors tai iš esmės tai yra asmeninis dalykas, bet kartais tai vis tiek gali būti interpretuojama kaip melas. Taip. Nors iš esmės tai yra labai dažnai traumuojančios patirtis, kurios, natūralu, kad daug labai žmonių iš tikrųjų užsiveria savyje ir niekam apie tai nepasakoja. Dar čia kalbant apskritai apie trauminius įvykius, trauminės patirtis, tai būna dažnu atveju taip, kad žmonėms ir patiems išsitrina daug kas iš atminties, tai tada tiesiog jau čia net nemelas, o natūralus kaip natūralių užmarštis, išsitrinimas. Įdomu. Šiaip jau, jeigu galėtumėm palyginti, vyrai, kadangi aš atstovauju vyrų pusę, dar klausimas, ar mes vyrai ir moteris esam tiek skirtingi. Iš esmės, jeigu mes paimtum situacijas, dėl ko meluoja vyrai, faktas, kaip ir praeitas įkalbėjom apie neištikimybę, tai neištikimybė, aš manau, pagal sunkumą turbūt, aš nežinau, nebūtinai pagal dažnumą, bet pagal sunkumą. Tai yra turbūt irgi vienas iš dažniausių dalykų, iš sunkiausių dalykų, numeris vienas turbūt būtų pagal sunkumą. Toliau įvairios greta neištikimybės esančios situacijos. Tie patys flirtai, kalbinimai, jeigu jau, sakykime, vyras linkęs į neištikimybę ir slepia faktus, kad tai vyksta, kas yra turbūt dažna. Vėlgi, tai jis neatskleis net ir lengvų flirtų, lengvų pasikalbėjimų, darbe su kolegiam, kaviniai, kažkur išėjus. Lygiai tas pats, lygiai taip pat kaip ir moteris, vyras šito nesineš namo norėdamas apsaugoti. Savo šeimos ramybę. Savo šeimos ramybę. Iš tikrųjų, čia jokiais galima sakyti, kad antra pusė, bet iš tikrųjų realiai pripažinkim, norėdamas apsaugoti savo asmeninę ramybę. Taip. Tai visi mes meluojam ir kažko nesakom dėl to, nes norim save apsaugoti visų pirma. Ir ta ramybė tai yra visų pirma apie mus. Ir taip, tai yra melai susijęs su tuo. Toliau aš manau, vėlgi, lygiai taip pat kaip ir moteris. Vyrai labai dažnai meluoja apie įvairius pirkinius. Pavyzdžiui. Oi, Jėzus, vienas mano bičiulis, pamenu, motociklų fanas. Reiškia, jis net nesakydavo, kad pirks motociklą. Parsiveža motociklą į garažą. Sako, kiek kainavo, čia, nusipirkau, čia pasiremontuosiu ir... Ten kokia kaina, 12 000, 12 štukų išleido. Čia kaip tas yra anekdotas, kažkur girdėjau, kaip sako vyras, pirkosi meškeres, nes praeitas kaip žvybai gerai juokavom, bet šį kartą ne taip gerai, bet vėl pajuokausim. Bet žodžiu, pirkosi meškeres ir kai pritrūko pinigų, žmona pardavė meškeres už vyro sakytas kainas. Tai kai vyras sužinojo, vos nenualpo. Čia tikra istorija? Ne, čia anekdotas kažkas bairis. Bet esmė ir yra tokia, kad turbūt reiškia ir pirkinius perka, netgi nesvarbu, kad vyrai dažnai arba valdo finansus, arba visgi jaučiasi savarankiški su savo finansais. Taip yra, vyrai tikrai dažnai jaučiasi savarankiški ir patys sprendžia.
vis tiek dažnai nedasako, vėlgi dėl tos pačios šventos ramybės. Kitas dalykas, manau, dėl ko meluoja vyrai, dėl kokių situacijų. Bet neseniai aptarinėjom vieną įdomų momentą. Reiškia, labai dažnai moterys jaučiasi nesaugios, kada vyras leidžia gerai laiką be jų. Kada vyras yra laimingas, būdamas be moters, su draugais, ne? Jeigu išėjai su draugeliais patūsinai, grįžai visas laimingas, kokią frazę dažniausiai pasitaikanti, tai ir gyvenk su tais savo alkoholikais, narkomanais ten, draugeliais ten, eikit pas tą savo mergas ten į tuos barus ir ten gyvenkit. Jo, čia šiaip iš tikrųjų labai svarbi ir gili tema yra apie tą. Taip, aš net metu iš tikrųjų ir iš vyrų pusės, kad yra irgi to pavydo ir aišku, gali jisai kitoks, jisai gal kitą kartą regresyviai gali būti išsireiškę, bet aš kalbu dabar turbūt iš vyrų pusės, o ne kodėl meluoja, tai visgi situacija sumenkinant savo pramogas. Kaip sekės? Normaliai, žinai, bet gaila, kad tavęs nebuvo, aš vis galvojau, su tavim vis tiek būtų buvęs smagiau, o ten, reiškia, prieš porą valandų, prieš tai tūsas, linksminėsi, be maikės, ant stalo. Kaip iš to filmo apie Las Vegas. Jo. Ne, žinai, su tavim linksmiau, va, žinai, praeitą sekmadienį bažnyčioje smagiau buvo. Tai čia yra nesaugumo jausmas, nes tu jautiesi, kad sukritikuos, subenkins tavo linksmybę, iškils konfliktas, tai tu nori apsisaugoti, meluoja, ne? Iš vis kartais meluoja, net kad tekia girdėti, kad net meluoja, kad su draugais buvo. Jo. Taip. Make sense, jeigu santykiai yra pakankamai įtempti, gal momentiškai, o gal ten toksai, kaip čia toksai santykių modelis yra, kur yra įprasta, kad ta įtampa yra dažniau negu kad neįtampa, ne? Tai tada visai kaip ir logiškai skamba. Vienas iš keisčiausių melų, su kuriuo man teko susidurti, va, iš vyrų pusės. Jisai čia turbūt jisai net nešantis naudos, čia vėl greta neištikimybės melas. Ne? Ir reiškia, jisai čia jau ne melas antrai pusė, bet čia yra dalis to viso bendro melo. Bet vat, vyrai dažnai eina tūsit, kurie linkia kažką pagauti, susipažinti, ieškoti pažinčių, nori, nusiema vestuvinius žiedus. Jeigu šiaip nešioja, tarkim, vestuvinį žiedą išeinant nusiema. Jo, daug tokių. Aš atsimenu vieną bičiulį tokį turėjau, jis eina nusiema žiedą. Ir tuo metu visko buvo ir pas mane gyvenime, jaunystėje, ankstyvoje. Ir su juo šnekam, sakau, klausyk, kodėl tu nusiemi žiedą? Nu tai sako, va, kad panos lengviau kiptų, kad būtų lengviau susipažinti. Bet sakau, dabar tu įsivaizduok situacijas, kad tu susipažinsi su pana, primeluosi jai, kad tu esi čia laisvas, sakau, susikurs kažkokią iliuziją, sakau, kitą dieną eisi su žmona gatve ir sutiksi tą paną. Tai sakau, tai tu spėsi apsiginti dviem frontais. Net vėl yra keistas melas, ne? Bet čia vėl turbūt dažnai tie, kurie papuolė į visą tą melo pinklės, į visą tą melo tokią cirkuliaciją, į visą tą ratą, ne, jie jau turbūt ten meluoja visur ir visaip. Kitas melas, apie ką meluoja vyrai, vėl galim grįžti, tai yra pinigai, bet čia jau yra iš kitos pusės. Ne visi vyrai, sakykime, stabiliai gyvena ir finansiškai, ir turi stabilias pajamas, bet dažnai irgi linkia savo antrosiom pusėm meluoti, taip lyg patrinti, kad viskas yra gerai. Net bijo pripažinti savo nesėkmes. Bijo pasirodyti nevykėliais. Ir dėl to vėl meluoja apie tai, kaip sekasi, meluoja apie darbus, meluoja apie savo pasiekimus. Teko tą matyti ir girdėti, kas vėlgi atrodo labai keista. Bet iš tikrųjų, jeigu geriau pasigilinus, tai irgi yra tam tikras nesaugumo jausmas. Nesaugumo jausmas apskritai prie labai daug toksiško elgesio, toksiškų sprendimų veda. Ir prieš tai tu čia kalbėjai, žinai, apie tą situaciją, vat, kad vyrai nedasako. Taip. Dėl kokio tu? Apie pramogas. Apie pramogas, jo, kad netaip linksma buvo. Šiaip iš tikrųjų čia yra apskritai labai gili ir svarbi tema ir svarbus turbūt momentas, nes labai daug žmonių taip daro. Nes apskritai pas mus turbūt, aš nežinau, iš kur čia ateina istoriškai, gal ateina kažkaip, kad mūsų atrodo
lietuvių tautoj neįprasta, tu negali sau leisti būti laimingu, tu negali sau leisti džiaugtis per daug, nes tu turi vis tiek būti, žinai, truputėlį labiau nusidirbęs, tu turi būti labiau truputėlį pavargęs, jeigu didesnė vertybė yra būti pavargusiam, didesnė vertybė yra būti, nežinau, perdegusiam, ne, negu kad iš tikrųjų gyventi gerai. Ir kartais būna žmonės net patys to nejaučia ir jie taip pasąmoningai pajaučia gėdą, kad jeigu jam bus geriau negu kad tam žmogui, kuris su kuriuo kalbasi, ne, tai jisai nepatogiai jausis tada. Tai čia kitaip dėl savo sakant, laimės. turiu omeny, kad pagrindinis melas čia ne tik ne porose, bet net išeinantis į išorę kitiems žmonėms, kaip sekasi, labas, dirbu, vargstu. Jo. Bet čia yra labai dažnas atvejis. Ne, nu, ką pirmą dalyką mokino išmintingi lietuviai vieni kitų, nes jeigu gerai sekas, niekam nesakyk. Nekalbėk, laimė mėgsta tylą. Laimė mėgsta tylą, nesidžiaug garsiai, džiaukis tyliai. Taip. Taip. Tai va, aišku, visai kitaip negu LinkedInas sako daryti. Ne? Tai va, bet esmė yra jo, kad melo yra daug. Ir va dabar iš tikrųjų įdomu būtų pagalvoti, tai kodėl mes meluojam? Kodėl mes vieni kitiems apskritai meluojam? Ir mes jau tą turbūt ir palėtėm, šiek tiek ir paminėjom, kad tai visų pirma prasideda nuo tam tikro nesaugumo jausmo. Taip. Ir nesaugumo jausmas jisai gali ateiti iš dviejų pusių. Jisai visų pirma gali ateiti iš vidinės pusės, iš savęs. Tu jautiesi nesaugus dėl savo ankstesnių patirčių, dėl savo kažkokių patyrimų, kurie tave skaudžiai sužalojo ir iš kurių tu pasimokinai, kad visgi nedasakyti teisybės, nesakyti teisybės, nebūti visiškai atvirai, tau yra tiesiog ramiau ir saugiau. Taip. Ir tu tiesiog vedamas savo patirties, vedamas savo turimų istorijų, turimų traumų, tu pat vis kažko kažkiek nedasakai. Taip. Ne? Ir kitas turbūt kita melo priežastis gali būti dėl to, kad tavo antroji pusė tau duoda daugybę įrodymų ir ženklų, kad jeigu tu pasakysi teisybę, ne, nu, už tai tau nieko gero nebus. Ne nieko nebus, bet nieko gero nebus. Nieko gero nebus. Jie čia kaip sako, pasakyk man viską kaip yra ir tau nieko nebus. Ir pamiršta pasakyti žodį gero. Nieko gero nebus. Jo, visi mes esam turbūt girdėję. Tai va, sakykim gerai, panalizuokim gerai iš moteriškos pusės. Kaip ateina tas nesaugumo jausmas, ne? Nes vėl, reiškia, tas pats melavimas, ne? Ten, mes turim puikių pavyzdžių apie pirkinius įvairius melavimą moterišką. Turim. Turim, ne? Ir vis tiek, bet tai tas ateina irgi, ir vėlgi iš patirties. Taip, todėl, kad kažkada kažkas sakė, kad per daug išleidai, per daug savo leidi, ar ten kažkoks konfliktas galbūt buvo ir paskui tu žmogus net nejauti, kaip tau pasidaro norma tokie dalykai, tie smulkus tokie nutilėjimai, numelavimai, nepasakymai, nedasakymai, pagražinimai tiesos. Ir atrodo, tokie nekalti dalykai, bet jie kraunasi ir žiūri, kad paskui jau tu gyveni visiškai apsimelavęs visiems. Jo. Arba savo partneriui. Taip. Jo, bet va čia gal tada klausimas, ar tie tokie kartais maži melai paskui ir netveda iki didelio melo, iki įpročio meluoti. Čia turbūt daugelis gali užduoti ir savo, ir vieni kitiems tą klausimą. Nu gerai, tavo partnerė pradeda meluoti mažuose dalykuose. Žmonės pradeda žiūrėti, okei, pagavo vieną kartą, antrą kartą meluoja, trečią kartą. Jis paskui pradeda galvoti, palauk, gal mano partnerė ištisai man meluoja. O jeigu nepagauna, tada viskas okei? Klausimas, ar tikrai nepagauna. Nes vėlgi melas, ne visas melas, neįmanoma melagiui būti nepagautam. Sakai? Neįmanoma. Neįmanoma būti nepagautam nei dėl vieno melo. Dažniausiai žmonės yra pagaunami dėl mažų melų. Dėl didelių melų žmogų pagauti yra ženkliai sunkiau. Ir viskas yra labai paprasta. Taip. Į mažą melą žmogus įdeda žymiai mažiau pastangų. Nepasiruošia, neapgalvoja. Žmogus, kuris užsijama dideliais melais, kuris daug meluoja, į savo didelius melus įdeda ženkliai daugiau darbo. Apgalvoja detalės, apgalvoja kažkokius sudėtinius, ten aplink esančias aplinkybės.
Tu kaip patyręs melagis, ne? Taip, aš iš tikrųjų viena iš pagrindinių temų, kurią aš dėstau ir mokinu žmonės, tai yra manipulacija. Manipulacija tai ir yra, gali būti arba melo dalis, arba gali būti tiesos dalis. Viskas priklauso nuo to, kaip tu tai naudoji. Ir kaip sudėlioji žodžius. Ir ne tik kaip žodžius sudėlioji, ir su kokiom intencijom tu ateini, nes iš Taip. tikrųjų manipulacija tai yra komunikacija, gebėjimas sukomunikuoti, kad tave išgirstų. Ne, taip kaip tu sugebėsi sukomunikuoti, taip ir tave išgirs. Bet daugelis tą visą naudoja būtent melui. Ir aš daug metų iš tikrųjų ir pats analizuoju ir tikrai aš galiu pasakyti, kad kaip ir visi žmonės, aš puikiai pats žinau, kas yra melas, esu daugybę kartų gyvenime melavęs ir po šiandien dienai, kada melas yra absoliučiai pateisinamas, jeigu melas turi loginį pagrindą, loginę priežastį melavimo ir nuo to melo man yra geriau, aš galiu prisipažinti, taip, aš meluoju. Ir niekas man dėl to nieko nepasakys ir nepadarys, nes melas, jeigu turi pagrindą, jis yra šventas melas mano galvoje. Jeigu tas melas atneša vertės, naudos, jeigu iš to melo yra geriau, čia kad ir kaip žiauriai skambėtų. Ir man čia yra įdomiausias dalykas, kad didelė dalis žmonių, bet kada tenka apie tai man kalbėtis, sako, kaip, taigi negalima meluoti. Problema yra, kad meluoja visi. O kodėl meluoti negalima, ne? Jo, labai paprasta. Mes turim tam tikras mums įskiepytas vertybės. Ir tiesa, nuo pat pradžių, nuo gimimo mums yra skiepijama kaip vertybė. Vat kaip mes auginam vaikus, ir lygiai taip pat, gerai, mes su tavim, klausyk, turim būrį vaikų užaugintų jau. Ir vienas iš dalykų, kurio mes siekiam, ir čia turbūt yra, reikia prisipažinti, ne tik noras turėti ryšį su vaikais, bet ir noras kontroliuoti vaikus. Ne? Nes jeigu tau sako neteisybė yra sunkiau sukontroliuoti, kai tau sako teisybė, tu visada lengviau sukontroliuosi. Ir tu mokini, sakai, žiūrėk, sakyk man tiesą, bus geriau, bus geriau, bus geriau. Tada tau nereikia ten persekioti, sekti. Tu viską žinai, tau vaikas pasakė ir tame yra vėl loginis pagrindas. Jeigu pasako tiesą, tau lengviau auginti vaiką, tau lengviau jo pasirūpinti, viskas yra ok. Ir čia ta kontrolė šituo atveju nėra vien negatyvus dalykas, kad mes kontroliuojam tik iš negatyvios pusės. Bet iš to mes paskui pradedam visi suprasti, kad tiesa, jinai yra būtina. Ne, ir tai yra pagrindinė vertybė, nes tai yra mums įskiepijama. Kultūros įvairios tą skiepija, religijos. Ir čia nėra vien pusė atsakymo, kad tai gerai ar blogai. Tačiau reikia suvokti, kad mes visi žmonės meluojam. Ir jeigu tu į melą žiūrėsi, į melo visą konceptą, tu žiūrėsi tik tais kaip į negatyvų, tai tu dažnai atmesi tuos dalykus, kuriuose melas gali būti būtinas. Ir čia aš dabar kalbu plačiaja prasme, ne tik kalbu apie santykius, aš kalbu apskritai apie melą kaip po tokio. Ne? Sakykime, yra kai kurių tiesų, kai kurių realybių, ne vėlgi, realybė ir tiesa yra du skirtingi dalykai. Nėra didesnio melo, negu kieno nors asmeninė tiesa. Labai filosofiškai skamba. Bet taip ir yra, nes kiekvienas žmogus turi savo tiesą. Ne? Kas dar gali būti? Nu, va, pora gali turėti savo tiesą, šeima gali turėti, ne junginiai, kažkokios bendruomenės gali turėti savo tiesą. Turiu menį savo burbulą, ne? Savo burbulą, taip. Ir kuo daugiau žmonių tavo tiesą palaiko, tavo burbulė yra, tuo stipresnė tavo tiesa. Ir dažnai tai gali tapti realybė. Bet realybė gali būti visai kitokia, negu tos bendruomenės yra tiesa. Ne? Nu, jeigu aš esu įsitikinęs, kad trauklapis yra geriau už tualetinį popierių. Geras pavyzdys. Nežinau, čia yra mano tiesa. Tačiau visi puikiai žinom, kad yra absoliučiai atvirkščiai. Bet jeigu tu pradėsi tuo tikėti, mes dar pajungsim kaimynus, pajungsim pažįstamus, mes jau žiūrėk, turėsim visą bendruomenę tikinčią trauklapiais. Arba tu gali tikėti Haripoterizmu. Ir gali šventai būti įsitikinęs, kad čia yra vienintelė religija. Taip, su burto lasdelė. Taip. Ir klausimas, ar tai bus realybė, bet tai bus tavo tiesa. Taip. Tai va, tai reikia suvokti, kad kada mes kalbam iš tikro apie melą ir apie tiesą, mes turim išsigryninti, kas tai yra. Nes jeigu norim būti visiškai atviri ir sąžiningi, mes turim dažnai kalbėti ne apie tiesą, o apie realybę. Nes tiesa yra visada subjektyvi. Ir tiesa dažniausiai yra to rankose, kieno rankose yra svertai, kas yra stipresnis tuo atveju. Ir kada tu nori būti jau čia toks sąžiningas ir toks visai jau šaunuolis, tai tu turi kalbėti apie realybę. Problema su realybė yra, kad realybė yra kokia yra, bet mes ją suvokiame subjektyviai.
Ir mes realybę paverčiam tiesomis. Tam, kad realybę suvokti iš tikro, mes turim ją sugebėti pažiūrėti objektyviai. Taip, kaip jinai yra. Ir va šičia jau prasideda ir savęs pažinimo klausimas. Tai kalbant apie melą, visada reikia suprasti, kad nėra viskas labai paprasta. Apie melą ir tiesą, kad visada yra daug dedamųjų faktorių. Ne? Jeigu mane kažkas užpuolė ir aš apsigindamas stipriai sužalojau tą žmogų, ne? Ar aš esu teisus ar ne, gal jisai užpuolė, pagalvojo, kad aš esu grėsmė. Ir tu tos tiesos, kuris yra teisesnis, ne? Tu gali ir nerasti. Ir teismas, jeigu priims vieną arba kitą sprendimą, tai čia bus teismo tiesa, bet reali tiesa gali būti visai kitokia. Tu nežinosi situacijos iki galo. Čia kaip pavyzdys, ne kažkur. Ir daug yra tokių dalykų, kad viskas labai priklauso nuo perspektyvos. Vėlgi, čia kaip tas anekdotas, ne? Reiškia, susitiko dvi draugės, sako, kaip sekasi, kaip tavo vaikai. Oi, sako, žinok, sako, neblogai, sako, kaip tavo sūnus gyvena. Ai, nežinau, sako, susirado tokią žmoną, sako, žinai, užlipus jam ant galvos, jisai ją išlaiko, viską perka, visur keliauja. Nežinau, sako, kažkokia, jinai neaiškiai melžia ten jį, nesvarbu. O kaip dukra? Oi, dukrai tai iš vis pasisekė, susirado gerą vyrą, žinok, išlaiko, visur keliauja, važinėja. Nu, fantastika, ne vyras. Viskas labai priklauso nuo to, kurioj tu pusėje esi, ne? Reiškia, kur tu naudą gauni, kur esi naudos davėjas. Nuo požiūrio kampo. Taip, nuo požiūrio kampo. Dėl to analizuojant šitus dalykus ir sprendžiant. Ne? Bet klausimas, ar melas yra blogai. Jeigu tu šneki su žmogum, kuris, nežinau, yra kažkokioj ypatingoj būsenoj ir nori sužinoti, kaip sekasi kitam jo artimam žmogui, tam žmogui nutiko nelaimė. Tu gal negali jam pasakyti, nes tai takos to žmogaus, kuriam pasakysi savijautą, ne? Ir tu jam pameluoji, viskas gerai. Čia melas ar ne melas? Ar tas melas yra geras, ar tas melas yra blogas? Melas turi daug formų ir ne visos formos yra vien tik tais negatyvios. Kai kurios formos jos yra reikalingos, tu ateini su gera idėja, su geru noru, bet riba yra labai plona ir labai slidi. Ir daugelis žmonių tą ribą pameta. Ne tik, kad pameta, bet to manipuliuoja, taip kaip mes juokais pačioj pradžioj sakėme. Ne? Aš nesakiau tau, kad buvau neištikimas, nes tau gero norėjau. O iš tikrųjų jisai norėjo. Aš tau ramybės norėjau, jo realiai aš ramybės norėjau. Savo gero. Aš norėjau, kad tu pabūtum ramiai ir aš pabūčiau ramiai. Viskas, tai yra, čia yra tokia realybė. Taip. Tai va, tai čia va ir yra tas klausimas. Kur kieno realybė, kur mūsų prasideda tiesos ir kur baigėsi realybė. Nesakau, kiekviena tiesa gali būti melas. Tai gal mums čia reikėtų pakalbėti daugiau, paanalizuoti tą gerąjį melą, kada tas melas yra naudingas? Nu, paanalizuokim. Nu, kadangi tu šitą temą pakėlė, tai aš manau, kad tu tikrai žinai, kada meluoti. Ne, tai kaip ir minėjau, tai visų pirma, tai yra reiškia, kada melas gali iš tikrųjų įtakoti negatyviai žmogaus būseną. Mes kalbam apie sergančius žmonės kažkokius, ne? Ir kada nutiko kažkokia nelaimė ar kažkas. Aš visada manau, tai yra pateisinamas melas, nes čia ir dabar yra dažnai svarbiau negu viskas, kas vyksta kitur ir aplinkui. Čia tiesiog vienas iš pavyzdžių. Ne? Kitas turbūt, nežinau, melas, kuris yra pateisinamas. Vėl, ne visus dalykus, va čia va irgi yra, ne visus dalykus apie save, apie savo dieną, apie savo įvykius dienos, tu privalai pasakyti taip, kaip yra. Vėlgi aš manau. Reiškia, čia dabar atmeskim visas neištikimybės, atmeskim visus tuos flirtus, bet reiškia, na, tu gyveni dieną ir nugyveni, tarkim, bet kažkokius sunkius įvykius. Grįžti namo, ne? Nu, vat nutiko stresai, didžiuliai stresai. Tu grįžti namo. Namai yra ta erdvė, kur ne visada, faktas, mes tarpusavėje turim dalintis, poros santykiuose turi dalintis, bet viskuo, kas įvyko, kas vyksta, bet visada yra įvairių aplinkybių. Nu, gerai, paimkim pavyzdį, tu kažkur darbe, kažkoks sukilo didelis stresas, kažkas nutiko, kažkas nepavyko, ten atleidimo ribos esi, ar ten, nežinau, jeigu verslininkas ant bankroto ribos ir sprendi problemas. Grįžti namo, laukia tavęs žmona, vaikai susirgė, žmona nervuojasi, kažkas atsitiko. Ir taip didelė įtampa. Kaip tau sekėsi, ne, ir viskas gerai. Kad atrodo nedidelis melas, viskas gerai pasakyti. Čia gerai ar blogai toks melas? Nu, šitoks tai melas, labai jau nekaltas. Nu kaip jis nekaltas, bet tu kaip žmogus jautiesi šudinai, pavyzdžiui, nėra sveikatos, nėra visko ir tu truputėlį feikini. Bet tai yra melas. Bet mes ir kalbam apie tokį melą, kuris yra pateisinamas. Toks melas yra pateisinamas. Kitas dalykas yra asmeniniai dalykai,
kurių tu neprivalai visiems sakyti ir kalbėti apie save. Oi, mes turim daug, nežinau, tai gali būti asmeninis požiūris, asmeninės sveikatos problemos. Ne? Tie dalykai, kurie įtakoja mus asmeniškai ir ne visada veikia aplinkinius. Tai šitoj vietoj tu neprivalai būti atviras visada ir visiškai apie tai, nes tai yra tavo asmeninis pasirinkimas. Tol, kol tai neįtakoja kito žmogaus, tol, kol tai neįtakoja to kito žmogaus gyvenimo kokybės. Tu turi omeny asmeniniuose santykiuose? Ir santykiuose, ir visur kur. Ta prasme, tol, kol tas melas neįtakoja negatyviai. Ne, jeigu tu jau matai, kad įtakoja, tu turi pasikalbėti. Ir čia labai gal tokias situacijas kažkokias nubrėžti būtų turbūt sudėtinga, nes jų gali būti įvairių. Ir aš tokiu atveju melą pateisinu. Dėrybinis melas vėlgi yra pateisinamas. Čia dabar nesantykių. Aš pats kaip dėrybininkas, kaip verslininkas galiu pasakyti, kad jeigu ne profesionalus gebėjimas meluoti kartais dėrybose, gebėjimas pameluoti, blefas yra melas. Blefas tai yra melas, kada tu blefuoji, tai yra melas. Nedėkim gražių pavadinimų tam, kas yra kas. Tu pablefuoji pardavimuose, pardavinėji produktą, kurio tu dar veikimo nežinai ir tavęs paklausia. Ar čia išnaikins visus parazitus? Jo. Ta prasme, ne tik pas tave, dar ir pas kaimyną, jis išnaikins. Jo, ta prasme, čia aš nežinau, ar geras, ar blogas melas, bet iš kurios perspektyvos tu pasižiūrėsi. Ir kartais vėl, prieš ką tu atsakingas, jeigu tu atsakingas prieš valdžią, tai tu jau geriau pameluok ten. Ir vėl, viskas yra subjektyvu ir tai nėra vienpusiška, bet yra tikrai daug atvejų, kuomet melą mes galime pateisinti. Nu taip, šitus bent jau, kuriuos įvardinai, tai tikrai yra tokie gan švelnus ir pateisinami melai. Bet pavyzdžiui, jeigu kalbant apie poros santykius, čia gal, žinai, galim padiskutuoti. Padiskutuokim. Pafilosofuoti, žinai. Nu, vat, daugiau gal tas visas, irgi grįžtant prie neištikimybių kažkokias temas arba temas, kurios yra sunkesni tie melai. Pavyzdžiui. Nu, pavyzdžiui, kad ir tos, vat, kaip sakiau prieš tai, kaip moteris, yra moterų kategorija, kurios susiplanuoja ten savo gyvenimą, turi savo paveikslą, kaip turi atrodyti jų gyvenimas, vyrai apie tai nežino ir jos tiesiog viską sustato taip, kaip jos įsivaizduoja. Bet dar klausimas, ar čia yra melas, čia yra žmogaus planas gyvenimui, čia yra, aš net labiau tai laikau pagirtiną dalyką, jeigu žmogus taip gyvenimą susiplanuoja, aš nematau tame jokio melo ir nematau jokio kriminalo šitoje vietoje. Jeigu žmogus sugeba susiplanuoti savo gyvenimą ir išsižiojęs vyriškis, papuola į plano dalį, pats neturėdamas, yra sena tiesa, jeigu tu neturi plano, tu vis dar būsi kažkieno kito plano dalis. Taip. Ir va čia vėl, šitas melas, jeigu jis atrodo kaip melas, jis nėra toks blogas. Paimkim vyriškį, kuris gali susikoncentruoti. Moteris kaip dažniausiai susiplanuoja. Jis planuoja, kad nori tam tikro tipo vyriškio, nori, kad jisai būtų sėkmingas, nori, kad būtų tas. Jis prižiūrės vaikus, augins vaikus, darys tą. Čia ne melas, čia yra šeimos suplanavimas. Netgi šito melo vadinamo pasekoje moteris padeda vyrui padaryti karjerą, paskatina, palaiko. Ir ta prasme, šitie dalykai, gal čia skamba kaip iš serialų melas, bet man tai čia atrodo labai normalus dalykas. Matai, reikia suvokti, kad vyrai planuoja verslą ir karjerą, moteris planuoja šeimą. Vyrai šeimą tiek neplanuoja, kiek moteris. Vyrų planas dažnai, paprastas dalykas, dabar... Aš atsiprašau, tiesiog labai seksistiškai nuskambėjo. Bet tiesiog taip yra statistiškai, čia nieko seksistiško. Dažniau žymiai moteris planuoja šeimą. Dažniau taip yra, tiesiog gal ir keičiasi ir tikrai neklijuoju etikečių. Aš kalbu iš to, ką matau, ką girdžiu, ką susiduriu ir čia aš manau, kad tie dalykai dar gal gali ir pasikeisti ir mūsų visuomenė gal yra tam tikram pokytyje, bet mes dar užtruksim, kol tai pasikeis. Tačiau kiekvienas turi savo planą ir į ką tu susikoncentruoji, tai normalu, kad jeigu tu planuoji savo karjerą ir tu negalvoji daug apie šeimą, ir tu papuoli kieno nors kito planą, tai viskas, gal tau net ir gerai kartais gali būti nuo to, kartais gal ir blogai. Vėl tai yra labai subjektyvu. Niekas nežino. Jo, iš kitos pusės visai neblogai, jeigu yra dalis, kurios tu planuotis nenori ir kažkas padaro tai už tave, ne? Taip. Kaip ir darbų pasiskirstimas. Taip, gerai, kokie dar gali būti tokie dideli melai, kurie gali būti geri arba pateisinami? Nežinau.
Jeigu turit minčių kažkokių, vat, kokie gali būti pateisinami melai, tai... Aš užduosiu klausimą. Melas dėl neištikimybės gali būti pateisinamas? Čia iš filosofinės pusės žiūrint, Jo. tai manyčiau gali, kad ir kaip žiauriai tai skambėtų. Ir apie kokį tada situaciją mes galim kalbėti? Nu, pavyzdžiui, jeigu tu žinai, kad šeimos, savo šeimoj, su savo partnerė, neturi galimybės dėl tam tikrų vienokių ar kitokių priežasčių, neturi galimybės patenkinti visų savo poreikių. Poreikių, taip. Akivaizdu, apie kokius poreikius kalbam. Ne, visų kitų poreikių Taip, būna taip, pas taip. žmonės. Tai, bet tu nenori nutraukti savo... Visa kita sugriauti kaip savo ir okei. šeimos. Viskas yra gerai, ar ne? Ir tau viskas tinka, tavo antrai pusė irgi viskas tinka. Ir kažkokią dalį tų poreikių patenkinimui tu nueini, nežinau, susirandi kažkokias galimybės, kad tos poreikius patenkinti. Nu, žiauriai šiaip skamba, žiauriai. Šiaip žiauriai skamba. Tikrai. Jo, šitoj vietoj pritariu, kad tai gali būti pateisinama, jeigu apskritai turbūt daugeliu atveju gali būti pateisinama, bet vėl tai tu turi kiekvieną situaciją suprasti ir žinoti ir matyti. Ir apskritai toks dalykas pateisinama, nepateisinama, vėlgi yra subjektyvų. Bet jeigu, sakykime, nėra galimybės visko pakeisti, pasikalbėjimu, išsikalbėjimu, išsiaiškinimu, ir jeigu nėra galimybės, jeigu tai yra kažkokie fiziniai apribojimai, dar kažkas ir nesinori skaudinti, jo, aš tai šitus dalykus labai suprantu ir kad kaip tai žiauru bebūtų, bet šiti tokie sprendimai, jie kartais gali ir išgelbėti santuoką. Jo, tai vad, kitaip sakant, tai nėra skatinimas, bet kartais į tokias situacijas galima ir pažiūrėti filosofiškai. Taip, mes kaip ir kalbėjom praeitą kartą, kad apskritai visas gyvenimas yra filosofinis. Taip. Į viską mes turėtumėm žiūrėti labiau filosofiškai. Taip, bet gerai, bet va dabar grįžkim prie komunikacijos porose. Vat prie to. Ar mažas melas neveda į didelį melą? Ar žmogus meluojantis ties mažais dalykais nėra patologinis melagis? Yra tokia rizika visada. Nes žmogus perima tam tikrą elgesio modelį, jam formuojasi ir daugelį dalykų mes apskritai, kas mums tampa įprasta, mes pradėjom daryti pasąmoningai. Mes net nekontroliuojam to, iš to ir paskui išauga tas patologinis melagis, ar ne, iš to tu ir tampi patologiniu. Nes tau užsisuka kažkokie tai savisaugos modeliai ir tu tiesiog nebejauti. Ir tas melas gali augti ir paskui tu net nejausi, kaip tu labai svarbius rimtus dalykus pradėsi meluoti, ko galbūt visai nereikia. Bet sunki tema yra melas. Melas visada yra sunki ir skaudi tema. Bet baisiausia, kad visi meluoja. Man dar neteko sutikti nemeluojančio žmogaus. Ir va jeigu jūs, aš net nebejoju, kad bus tokius, kurie sakys, aš tai niekada nemeluoju. Bet čia bus melas. Čia patys didžiausi melagiai. Visi mes meluojam. Jo, bet gerai, tada va, pasižiūrėkim į patį melą vėl iš kitos pusės. Kaip suprasti, kad žmogus meluoja? Reiškia, kaip pagauti melagį. Nes čia yra turbūt pakankamai aiškus signalai. Beje, jeigu turite kažkokių metodikų, kaip jūs pagaunat kažką meluojant, kaip išsiaiškinat, pasidalinkit, pasirašykit, nes tai yra įdomu, gal kiekvienas turim savo. Tačiau su melu viskas yra labai paprasta. Aš manau, melą pagauti nėra sunku turbūt. Priklausomai nuo pačio žmogaus, nuo meluotojo, meluojančiojo pasiruošimo ir patirties. Taip. Kiek jisai yra protingas ir kiek jisai yra patyręs ant šito. Taip. Nes jeigu žmogus yra, kaip čia, turintis gerą patirtį tame, tai jisai bus apgalvojęs įvairius niuansus, bus apgalvojęs, sukūręs dažniausiai visą situaciją aplink tai, ar ne, ir kad pergalvojęs kiekvieną detalę, kad nebūtų už ko užsikabinti. Tai tada tokiais atvejais, ypač jeigu tas žmogus, kuris bando prigauti ant melo,
yra mažiau patyręs, jam bus pakankamai sudėtinga, net ir žinant tam tikrą metodiką. Taip, va moteris užsirašykit, aš papasakosiu, kaip meluoja neištikimi vyrai. Gerai, papasakok, labai įdomu. Dabar įsivaizduokite, ne, vat vyriškis nusprendė, kad savaitgalį, ten šeštadienį, sekmadienį važiuoja susitikti su meiluže. Aha. Ir jam reikia sukurti istoriją. Kaip normaliai, kaip pajausti, kad kažkas bus. Didelė tikimybė, kad patyręs melagis, patyręs meluotojas, jau pradės meluoti iš anksto. Tai jis jau trečiadienį sakys, blemba, Vycka, žinai, nenuvežė, žinai, ten neišpylė tų atliekų. Na šit, kai jisai užnisam, blemba, nežinau, aš jau rytoj su juo normaliai nesikalbėsiu, grįžti ketvirtadienį. Sakai, aš tai nesuprantu, čia su juo pastoviai nesigauna, tai dar susikopė, 2 dienas nieko neveža. Tai ką, paskui jis neišveš savaitgalį, reiks dirbti už jį. Ja. Paskui penktadienį grįžti. Nafik. Dirbsiu dabar per šitą išsižiojėlį, dirbsiu savaitgalį. O vargšas viską net nežino. O viską net nežino, kad jis papuolė po preso. ir paskui susitinka kur nors mieste to žmona. Ir kodėl šiai taip nepatinka, aš nesuprantu. Už ką jinai manęs taip negirdžiu. Jo, patyręs melagis iš tikrųjų pradės melus ruošti iš anksto. Ir šitie dalykai dažnai, beje, kas yra įdomiausia, su melo filosofija tikrai dirbu daug metų ir analizuoju daug metų. Mes žmonės jaučiam melą. Jaučiam. Mes jaučiam melą, nes melas visada yra kažkas tai ne taip kaip visada. Ne taip kaip įprasta, ne taip kaip būna. Visada, toks kažkaip jau, tos situacijos, ne? Tos situacijos pasidaro keistos. Va, Vycka neišvežė šiukšlių, visada išvežė, čia staiga savaitgalį neišvežė. Nebent čia pasikartojant. Jo, bet tai kodėl tada jis dar ten tebedirba? Vieną kartą Vycka, kitą kartą Jonas, kitą kartą dar Stasys koksai. Taip, o paskui žiūrėk, ne tik, kad priedo prie atlyginimo nėra, bet dar kažkur ir tie pinigai dingsta. Bet esmė yra, kad vis tiek mes jaučiam. Ir paprastas dalykas yra, nuo ko prasideda turbūt tas melo. Čia aš kalbu apie didesnius melus, ne? Kaip suprast, kad meluoja. Jeigu tu bendrauji su žmogum ir tau kažkas neaišku, bet yra tas jausmas toks, kaip sakau, šudelio kvapas. Gut feeling. Jo, tu pilvu jauti, kad kažkas ne taip. Tu visada rekomenduoju, kad galima padaryti 2 dalykus. Pirmas dalykas, jeigu žmogus ar prieš įvykstant istoriją, arba jau ją įvykus, ar ne, ir jeigu šneka, kažką pasakoja ir jauti, kad neaišku. Geriausia, kad daryti, nepult, neprigaudinėt, netaršyt, o lyg nieko laikas nuo laiko vis grįžti prie tos istorijos, kad papasakotų iš naujo. Labai retas melagis apgalvoja visas detalės. Ir jeigu detalės keičiasi, ne? Jeigu detalės keičiasi, jeigu ten buvo 3 važiavimai, paskui 2 važiavimai, paskui 4 važiavimai, ne? Jeigu tenais nuvažiavau 100 km, 80 km ir 120 bereik žmogus, kuris sako faktus, jie taip nesikaitalios, jeigu tai yra teisybė. Nebent žmogus turi labai prastą atmintį. Bet čia jau yra, čia melagis taip atsakytų. Pagautas. Aš taip atsakytų. Bet esmė yra tokia, kad visada viską reikia pirmą pasijausti. Jeigu tai yra neįprasta, jeigu tai yra ne taip kaip visada, galima paprašyti, pakartoti situaciją. Ne iš karto, bet vis nurimsti netikėtai. Svarbiausia tokias situacijas prašyti pakartoti natūraliai ir tuo metu, lyg iš pokalbio, tuo metu, kai už žmogaus budrumas melagio yra nuslopęs. Taip. Kai jis mažiausiai tikisi. Taip, nes tada bus visos detalės pamirštos. Bet čia, supranti, yra labai sunku padaryti, nes, įsivaizduok, dabar moteris bando prigauti savo meluojantį vyrą, ne? Jo. Ir kiek kantrybės reikia turėti, koks jūsų tikslas, kad išlaukti, kad išbūti ramiai ir šaltų nervų ir neparodyti savo susierzimo ir savo įtarimų, nes tu viduj tai greičiausiai sprogsti. O tai čia viskas nuo tikslo priklauso, jeigu tikslas susipykti, kad pokytis iš karto. Aha. O jeigu tikslas suprasti ir išsiaiškinti, nes kodėl aš apie tai kalbu, išsiaiškinęs melą, tu gali pradėti pokalbį. Matot, melo išsiaiškinimas tai nebūtinai turi būti konfliktas.
Jeigu tu išsiaiškini, kad žmogus meluoja, po to yra daug priežasčių. Gerai, kalbam apie neištikimybę, šūdinas, šlikštus dalykas, bet visada ir po neištikimybė yra priežastis. Ir jeigu jau tu gaudai ir aiškinėsi dėl neištikimybės, tu irgi prisėmė atsakomybę, kad tu su tuo turėsi kažką daryti, su to, ką sužinosi. Tai reiškia, tam, kad tu žinotum, ką daryti, konflikto metu tu nieko gero nenuspręsi. Tu gali tik tais pokalbėje normaliam išspręsti. Ir čia reikia labai daug kantrybės, reikia labai daug valios ir reikia labai daug pasiruošimo, aš manau. Ir va čia šitoj vietoje, kad kai mes kalbam apie melą, melo gaudimas visada su savim atveda pasiekmes. Reikia suprasti, kad jeigu tu nori kažką pagauti meluojant, atsakyk savo, ar esi pasiruošusi susitvarkyti su pasiekmėmis to, ką tu sužinosi. Šiaip čia yra labai svarbus dalykas dėl to, kad daugelis žmonių, kalbant apie moteris, sakykime, aš kadangi moterų pusėje esu, tai moteris iš tikrųjų turi labai stiprią intuiciją. Moteris iš tikrųjų labai jaučia, aišku, aš negaliu sakyti ir vyrai, kai kurie, turi šeštą jausmą. Tie, kas daugiau kas moka išjungti logiką. Jo, bet moteris jaučia ir moteris jaučia dažniausiai anksčiau negu kad yra kažkokios kažkokie realūs apčiuopiami signalai, ne? Bet dažnu atveju moteris vis tiek yra linkusios nekelti tų temų ir negadinti savo ramybės, ir negadinti šeimos ramybės, ar santykių, nes realiai, pripažinkim, labai mažai žmonių yra pasiruošę stoti prieš faktus. Taip. Ir realiai dirbti su tuo, kas jų laukia, nes mes nujaučiam, jeigu yra tam problema, tai reiškia, problema turi kažkokias tai priežastis, turi tas gilias šaknis, ar ne? Ir tas kapsimasis po tas šaknis kartais yra toks skausmingas ir toks rimtas darbas, kad daug žmonių tiesiog pasirenka lengvesnį kelią, ignoruoti. Ir šitoj vietoje aš girdžiu ir pilnai suprantu, kad su didelio melo pasiekmėmis susitvarkyti yra ypatingai sunku. Taip. Ir tada gali kaip ir suprast, kodėl žmogus ne visada nori ten kapstytis. Tada klausimas. Kalbant apie mažus melus, ką keičia? Aš dabar noriu padvokatauti melui. Sąlyginai. Ką keičia apskritai melo išsiaiškinimas? Ką keičia? Mažo melo išsiaiškinimas, ką keičia? Tu sužinojai, kad šuo kainavo truputėlį daugiau, jaučiasi trauma. Jaučiasi, aš čia iškart drebu. Jaučiasi trauma. Nedrebu, aš viskas kleidus. Čia kaip pavyzdys, tu sužinojai, kad šuo kainavo brangiau negu tau sakė. Koks skirtumas? Ta prasme, jeigu tie pinigai nebuvo tokie reikšmingi. Iš esmės tai melas nieko nekeičia, ne? Melo faktas jisai nieko nekeičia. Nei pats melavimas, tas žmogus, kuris melavo, visų pirma, žmogus melavo dėl savo dalykų esančių galvoj, dėl savo priežasčių. Jeigu tai nieko nekeičia, tu išgirdai, sužinojai, tu renkiesi kaip žmogus, ar daryti iš to skandalą, ar daryti iš to anekdotą. Taip. Ne? Jeigu padarysi iš to anekdotą, turėsi gerą istoriją visam likusiam gyvenimui. Jeigu padarysi iš to skandalą, turėsi problemą visam likusiam gyvenimui. Nes santykiuose, reiškia, va čia irgi yra įdomus faktas, kad daugelis užsijama melų gaudimu. Ir vat vaidina detektyvus, Sherlockus Holmesus, Tetulės Fletcher. Kitaip sakant, prigūdinėja ištisai. Jo. Ir bando išsireikalauti, kad partneris ištisai sakytų, partneriai ištisai sakytų tiesą. Grįžai namo, prisiduok, pasakyk, kai buvo. Ir bet čia jau skamba kaip kontrolė. Bet čia link ko aš ir vedu, nuo ko mes ir pradėjom, kad pas mus tas tiesos, sakymas, jisai nors mes ir jį turim su gera idėja, su noru užauginti vaikus, ir mes skiepijam vaikams, ilgainiui tai tampa kontrolės pateisinimu. Pavyzdžiui, tas pats vienas kito lokacijos žinojimas. Dabar aš tai suprantu, kad taip lengviau jausti saugiam dėl vaikų. Bet aš pasakysiu paprastai, deal with it. Aš kai augau, tai būdavo išeini ir grįžti. Kada grįžti? Kokia tavo lokacija? Koja lokacija, viskas nuo chebrytės priklauso. Grįžta namo tie, kurie nenukrito nuo bokšto.
išlieka stipriausi ir taip toliau. Užauga ir be lokacijų žinojimo, bet tada klausimas, ne, kiek mes, nes, kaip ir čia nieko blogo, čia kaip ir teisybė, tu žinai, o ką tu slėpi, jeigu nenori duoti, porosgi, žinau, dar taip daro, kiti viens kito lokacijas. Taip. Arba telefonus tikrina, ir jeigu telefono nerodai, lygų melas. Aha. Vat čia jau prasideda kontrolė, čia prasideda absurdas. Tai jau yra absoliutus nepasitikėjimas savim ir nepasitikėjimas savo partneriu, savo antrąją pusę. Ir mes va šitoj vietoje, aš manau, turim nubrėžti labai aiškę ribą, kad tariama teisybė, tariamas realybės žinojimas jau tampa negatyvus dalykas. Vat šičia, koks tavo skirtumas, koks tavo reikalas. Ką veikia žmogus, kuris nuėjo, visi mes esam žmonės, visų pirma priklausom savo. Ir tu gali po to sužinoti, tiek, kiek tau lemta sužinoti. O ta jau kontrolė, beje, tokia kontrolė dažnai ir yra pagrindas nepasitikėjimui ir slėpimui. Šiaip jo, jeigu taip paėmus iš tos pusės, reikėtų galbūt čia ne tik tai vyram, bet ir moterim dažnai susimastyti, nes moteris irgi yra linkusios kontroliuoti labai, taip. Ne tik tai vaikus, bet ir vyrus. Taip, čia tos poros, kur pasidaro bendrus Facebook accountus, kad netyčia priešinga lytis nerašinėtų. Aš iš tikrųjų nežinau priežasčių, kodėl jie pasidaro tos bendrus accountus, bet matyt... Aš esu klausinėjęs į keletą, nes man... Ar kas nors atsakė? Jo, tai sakau, tai ką čia slėpti viens nuo kito, tai palauk, kur privatumas, kur negali kontroliuoti, negali ištisai įjausti, kvėpuoti iš šono, kai žmogus kažką daro. Tai čia jau yra kontrolė ir būtent, va čia yra įdomiausia, būtent visi šitie dalykai, visi šitie persekiojimai, visi nepasitikėjimai ir skatina melą. Jo. Mes ir praeitas ir apie neištikimybę šnekėjom lygiai tą patį, kad labai dažnai būtent tas gaudimas, jisai ir skatina norą taip elgtis ir skatina poreikį šitaip daryti. Ir tada lygiai tas pats yra su melu. Bet labai gerai, kaip ir tu sakai, dažnai žmonės meluoja dėl nesaugumo. Taip. Kada atsiranda nesaugumas, kada tavo kiekvienas žingsnis matuojamas. Kada sekamas kiekvienas tavo žingsnis, tu jautiesi nesaugiai. Taip. Tas pas galioja turbūt ir antrai pusiai, kalbant apie antrą pusę ir tas pas apie vaikus. Nes taip. Vaikai lygiai taip pat. Čia, žinai, yra, man atrodo, gilesnė problema, nes mes žmonės apskritai esam linkę nusisavinti, pasisavinti dalykus, daiktus, žmonės, ar ne? Taip. Priklauso man. Ir tada atrodo, kad tu turi kontrolę savo rankose, bet tu negali kontroliuoti iš esmės, tu negali kontroliuoti kitų žmonių. Tau nepriklauso tavo vaikai, Taip. Tau nepriklauso tavo vyras, tau nepriklauso tavo žmona. Ir va tas supratimas, žinai, va kartais daugeliu žmonių turbūt neklikina, man irgi tai buvo labai ilgą laiką mano gyvenime. Tau tiesiog neklikina galvoj, kad tai yra ne tavo, kad tavo vaikai yra ne tavo. Kad tavo vyras yra ne tavo. Su vaikais geriausiai padeda, kai vaikai išvažiuoja gyventi į kitą miestą vieni. Mes neseniai su vienu bičiuliu juokėmės, tiek pas mane, tiek pas jį suaugę vaikai, gyvena užsienį ir juokėmės, kad kai dukros, tiek pas jį, pas mane parvažiuoja į Lietuvą, gyvena ten užsienyje dukros ir tu nesuki galvos ten, važinėja su taksais, tūsina naktim, kažkaip jau pripratęs, tik parvažiuoja į Lietuvą, jisai sako, reiškia, su jo dukrom apie 30 jau, suaugusios moteris suaugusios. Jisai sako, šiaip gyvena New York'e. New Yorkas. Gan rizikingas. Jo, sako, tik į Kauną parvažiuoja, sako, ne Uberį šitą taksą, kokį Boltą ima, sako, numerį man jo atsiųsk. Kad saugiau būtų. Į kaimuką grįžus. Taip, lygiai tas pats ir man dukra parvažiuoja, ar viskas gerai, sako, tėvai, sako, aš viena gyvenu, aš moku gyventi, o tu pergyveni, nes įsijungia tas kontrolės mechanizmas. Taip. Bet iš kitos pusės čia juokas juokais, kai vaikai pradeda gyventi atskirai, tu truputėlį išmoksti tą paleisti, nes jo pačioj pradžioj dar ten skambinės, ten kiekvieną dieną ten tikrinti. Ir sunkiausia su antra pusė yra kitas dalykas,
antra pusė neužaugs ir neišvažiuos gyventi į užsienį arba į kitą šalį, tu su antraja pusė gyvensi visada ir per tą laiką tau nedingsta tas pastovus nuosavybės jausmas. Jisai tik stiprėja su metais, kuo tu daugiau kartų, tuo didesnio nuosavybė. Nors iš tikrųjų vis tiek mes esame visi viens kitam nepriklausantys žmonės, mes tiesiog pasirenkam būti kartu. Ir šitą pasirinkimą reikia gerbti. Ir vat čia tas klausimas yra, kalbant apie tiesą, melą, apie ištikimybę, neištikimybę, tai vat yra neskatinimas, aš galvoju. Taip, yra žmonių, kurie elgesi iš savo pusės ir didelė dalis elgesi iš savo pusės. Bet pirmas dalykas, kurį gali tu padaryti, norėdamas gyventi saugioj aplinkoje be melo, visų pirma turi padaryti iš savo pusės maksimaliai, ką gali. Tai nekelt streso, nekontroliuot, netikrint, neprigaudinėt. Ir faktas, nors mes čia pateikėm pavyzdžių, kaip suprast, kad žmogus meluoja, bet su tuo elkitės atsakingai. Nes kiekvienas melo gaudimas, kiekvienas melo pagavimas, ne, jisai atneša pasiekmes. Ir iš tikrųjų, kalbant apie poras, apie šeimas ir apie santykius, dar klausimas, ar ramybė nėra didesnis turtas negu teisybė? Melas jau yra tokia tema. Melas atsiranda tada, kai yra nepasitikėjimas. Melas atsiranda tada, kai yra nesaugumas. Ramybė atsiranda tada. Ne tada, kai nėra melo, o tada, kai visi jaučiasi saugus. Taip. Ir tada vėl automatiškai mažėja melo, nes tu saugiai gali dalintis. Kada tu jautiesi saugus dalinimėse, tu tikrai, žiūrėkit, yra dalykai, kuriuos tu nori pasidalinti. Ir tu jų net nenorėtų meluoti, bet meluoji dėl įtampos. Jo. Jeigu tau fainai, jeigu tu jauti palaikymą iš savo antros pusės, no matter what. Taip. Ir šitas pats apie vatusą, ne, kaip mes kalbėjom, kad vyrai dažnai meluoja, kaip laiką praleido, atrodo nekaltas melas. Ne? Ten išėjo užtūsino, ramiai pabuvom, nepasako, kad ten į klubą kur ir ką, paskui sužinos, skandalas, moterim beje irgi panašiai gali būti. O iš tikrųjų tik išėjo, tavo antra pusė išėjo, praleido gerai laiką. Aleliuja, fantastika, gali pasidžiaugti. Nu, pašnekėjo su kažkuo, grįžo namo pas tave, Dieve, tu mano ką šnekėti negalima. Ar mes čia dabar dengsim veidus, ne, ir laikysim izoliuotus. Žmonės renkasi kaip gyventi. Nuo pabėgimo antros pusės nesulaikys niekas, jeigu yra toks sprendimas. Taip, kontrolė greuna visus santykius, kontrolė greuna pasitikėjimą ir kontrolė greuna ryšį. Ir lygiai tas pats melas, jisai kartais nėra toks baisus ir reikšmingas, aš nekalbu apie didelius, stiprius melus, bet ne visada melą reikia gaudyti ir žinoti, kaip yra viskas iš tikro. Nes turim turbūt mes suprasti, kad santykiuose pasitikėjimas, ramybė ir supratimas visgi yra pagrindiniai poliai, aplink kuriuos laikosi geri santykiai. Taip. Tai aš galvoju, mes jau vis tiek einam į pabaigą, šiandien mūsų ta tema tokia apie melą, tokia diskusija, jinai vėl, kaip čia, rutuliojasi aplink vyrus ir moteris, bet vis tiek kalbant apie poras ir kalbant apie santykius, kalbant apie susikalbėjimą ir kalbant apie ryšį, aš manau, kad svarbu suprasti, kad visų pirma, mes turim išmokti geriau pažinti ir suprasti vieni kitus. Visų pirma, aišku, turim pradėti nuo patys savęs, bet domėtis, gilintis ir suprast, kaip žmogus jaučiasi iš tikro, net jeigu ir pagavot kažką meluojant. O kodėl meluoja? Nes žinojimas, kodėl žmogus meluoja, žinojimas, kad jis yra nesaugus, gali pakeisti ir jūsų elgesį. Gal jūsų elgesys ir įtakoja jo melą. Galų gale iš jūsų pusės jūs turit jau geriau būti garantuoti, kad jūs padarot viską, kad santykiai būtų saugus, geri santykiai, ne? O jau kaip kita pusė, ką daro, jau yra tos kitos pusės pasirinkimas, kurio sukontroliuoti beveik neįmanoma. Ir jeigu pagauni melą, ką paskui su tuo darai? Jo, ką tu su tuo darai? Nes tu paskui turi dirbti su tuo, su savim pirmiausia. Taip. Tai žodžiu, ne visas melas yra reikalingas žinoti, ne visas melas reikalingas išsiaiškinti ir ne visas melas yra vien blogai. Į viską mes galim ir kartais privalom žiūrėti įvairiai. Ačiū Jums uždėmesi, nemeluokit, jeigu meluojat, meluokit gerai, jeigu Jūs pagavo, prisipažinkit, arba ir toliau meluokit, darykit kaip Jums patogu. Geros Jums dienos ir susitiksim sekantį kartą. Iki.